čia pas mus šį kartą užsuko vienas populiariausių šiuolaikinių lietuvių vaikų rašytojų Tomas Dirgėla, kuris pristatys jau antrąją nuotykių serijos A komanda dalį. Sveiki, Tomai. Sveiki, sveiki. Na tai jūsų pirmoji dalis vadinosi A komanda ir šuo už milijono, o ši jau tęsinys yra A komanda ir didelė kalbanti papūga. Tai kodėl šunį staiga pakeitė papūga kaip centrinė figūra? Nes šuo atsirado. Jeigu jis būtų ir toliau dingęs, tai jis būtų ir toliau perskelęs, bet kadangi jį pirmoji daly rado, aš dabar išdaviau, kas neskaitė pirmos dalies, o gal ir nerado, neaišku, kaip ten buvo. O šiaip, jeigu rimtai, tai tiesiog ta visa serija yra tokia, kad visos A komandos bylos, visos paieškos, visi tie detektyviniai dalykai yra susijęs su gyvūnais. Taip, kadangi pirmoji daly paėmiau tą tokį tradicinį labai gyvūną, šunį, kur visiems žinomas, visiems pažįstamas, gatvėje galima sakyti, kasdien eidamas bent vieną šunį pamatyti. Tai paskui pagalvojau, kad reiktų tokio labiau egzotiškesnio gyvūno. Tai šitaip antroji daly atsirado papūga. Galiu išduoti paslaptį, kad trečioji daly bus vėžlys, o ketvirtoji daly vėl grįšiu prie paprastesnių gyvūnų, tai bus katinas. Jau net žinote taip toli į priekį, ar ne? Jau esate viską sugalvojęs. Trečia dalis jau parašyta irgi yra, šiuo metu iliustruojama, o apie ketvirtą jau truputį galvoju, koks ten gyvūnas galėtų būti. Na, prieš tai jūsų serija buvo Domas ir Tomas, irgi visiems puikiai žinoma, tiems, kas skaito, ne tik vaikai ar ne, bet ir senoliai, ir tėveliai. Tai kuo skiriasi ir kuo vis tik panašiai yra šita serija? Gal galėtumėte trumpai bent papasakoti? Aš dar paminėsiu, kad Domo ir Tomo serija dar tebeina ji. O skirtumas toks, kad gal čia yra mažiau to tokio absurdo, pavadinkim. Domo ir Tomo knygose to tokio humoro iš absurdo pusės yra gana nemažai. Ir čia pagrindinė veikėja yra mergaitė, atvirkščiai negu Domo ir Tomo trijuliui. Ten irgi yra mergaitė, bet ji tokia veikia kaip toks papildomas veikėjas, galima sakyti. Tai čia pagrindinė veikėja mergaitė, mokytojas čia užima irgi labai svarbią vietą, jis irgi yra detektyvas su tais dviem vaikais. Ir dar pats pagrindinis skirtumas, kad čia visos bylos, kaip minėjau prieš tai, su gyvūnais yra ir bus susijusios. Bet bendrai jūsų stiliui būdinga, aišku, humoras, kaip ir sakote, nuotykiai, kas dar? Humoras, nuotykiai ir minusas, kad mano knygose nėra ilgų aprašymų, kad štai sėjo per pievą žaliavo, aplink čiulbėjo paukščiai, švietė saulė švietė taip ryškiai, kad jis netgi pagalvojo, kad jis saunoj gal kokį sėdė, neina per pievą močiutės kaime. O geras, gerai. Gerai, ar nereikia susirašyti. Taip. Kalbant apie šią naujausią jau knygutę ir naujausią seriją A komanda ir didelė kalbanti papūga, tai įdomu bent trumpai siužetą gal papasakotumėte, be paskutinių ten tų nuotykių, ar ne, ar kaip viskas baigėsi? Tai labai sunku papasakoti, nes šitą knygą gana senokai rašiau, būsiu atviras. Jau mintis visai kitose serijose, suprantu. Mintis visai kitose serijose, bet šita knyga yra apie tai, kad, žodžiu, vieną kartą miesto zoologijos sode dingsta labai brangi, labai reta papūga, kuri tiek tam mieste ypatinga, tiek ir aplinkui ją labai retai kažkas turi, kažkas augina, retai ją sutiksi. Ir kad daugiau nieko neišduot, pasakysiu, kad čia vėliau viskas paaiškėja, kad yra susiję su tarptautinio masto nusikaltelių grupuotė. Oho. Taip. Čia ar bus kada filmai kino sukurti pagal jūsų knygutės? Aš iš karto tokią mintį čia turėjau, kadangi vis tik veiksmo daug ten, ar ne, intensyvu. Pagal Domo ir Tomo knygas, kurias minėjote, tai yra planuose filmas ir vaidybinis filmas ir serialas, o kas liečia A komandą, tai pažiūrėsim, nes irgi čia to veiksmo iš tikrųjų yra ir šiuolaikiniam vaikam būtų turbūt įdomu ne tik knygą skaityti, kur labai daug dinamikos, bet ir tokio stiliaus filmą žiūrėti. Iš tiesų, tą dinamiką ir istorijos papildinių galima sukurti su iliustracijomis, išaiškingomis, kas pas jūs irgi yra ir tikrai to netrūksta. Kaip jūs pasirenkate, kas iliustruos, ar visada ta pati, ar tas pats iliustratorius ir kaip vyksta ši dalis?
Šiaip būna įvairiai, dažniausiai aš jau turiu iliustratorių, su kuriais dirbu ir jeigu tai nėra serija kažkokia nauja knyga, tai kartais būna, kad ir tam pačiam iliustratoriui pasiūlom iliustruoti ir galbūt jis jau kažkokiu kitų stilium gali tęsti bendradarbiavimą su manim. O kas liečia A komandą, tai ją iliustravo Kornelija Žalpytė, kuri beje šią savaitę vyks į Boloniją į labai didelį vaikų literatūros renginį, galima sakyti pagrindinį pasaulyje, ir ji ten atsims apdovanojimą už savo iliustracijas. Tai labai smagu, ploju tau, Kornelija. Tikrai visi plojam labai ir sveikinimai Kornelijai, mano bendravardį. Tai labai smagu, kad Kornelija čia padarė tų iliustracijų labai daug ir knyga išėjo ne tik, kad ta dinamika eina per veiksmą, per skaitimą, per skyrius, bet ir kas liečia iliustracijas, nes jų yra gana daug. Vietomis netgi yra tokie, galima sakyti, komiksų intarpai, tai kai tie dalykai susideda, ta dinamika tekste ir dar ta iliustracijų gausa, tai manau, kad labai geras dalykas išeina. Oi, aš tikrai net nebejoju, labai sutinku su jumis. O kalbant apie vaikų amžių, kuriam skirta yra ši knygutė, ar yra kažkoksai, nežinau, apibūdinimas, kokiam tai vaikui, kokio amžiaus vaikui labiausiai patiks? Labiausiai patiks... Ant knygų dažnai būna užrašyta tas rekomenduojamas amžius, čia yra nuo 8 iki 12 metų, kaip ir kitų mano knygų, bet tas rekomenduojamas amžius, jisai kartais geras dalykas, bet kartais jisai sumaišo kortas, nes, pavyzdžiui, jeigu tėvai perka vaikam knygas, jie pamato ir, mano vaikui 6 arba 7, tai čia nepirksiu, bet kalbant plačiau, tai nepaisant to, kas užrašyta ant knygų, tas rekomenduojamas amžius, tai, pavyzdžiui, A komandos, tai pirmąją dalį, žinau, ir 6-mečiai skaito ir labai džiaugiasi, ir 14-mečiai. Tai tas amžius toksai nuo 6 iki 15 maždaug. Ir iš tiesų dar prieš įsijungiant kameroms jūs atskleidėte, kad prie jūsų prieina jau ir kokie 17-mečiai, ir sako, kad štai prieš kokių 5 metų skaičiau knygas ir patiko. Tai vadinasi, tas vaikų ratas ir tas amžius labai skirtingas yra, kaip suprantu. Skirtingas jo, bet šiaip liūdna, kai prieina ir sako, aš jau užaugau ir nebegaliu jūsų knygų skaityti, bet visko būna gyvenime. Visada galima, ar ne? Pavyzdžiui, mane tai visiškai asmeniškai, net sakyčiau, įkvepia ir nukelia į kažkokį pasakų pasaulį, tai kai yra proga ar spalvinimo knygutę mažesnių vaikų paimti, ar ne, į rankas ar knygutę, tai visada labai įdomu. Tai aš net nebejoju, kad čia visiems skirta knyga. Taip, šita knyga skirta visiems, labai gerai pasakė. Būtent, tai ačiū Jums, Tomai, labai už tai, kad atvykot ir už tai, kad pristatėte naujieną. Dėkui.